11 skyrius. Draugai aukštuose postuose. Ne tai, ką duodame, bet tai, kuo dalijamės, nes dovana be davėjo yra nuoga. Džeimsas Russellas Lowelas. Lucy McDonald, kuri kelerius metus buvo mano asmeninė asistentė, mokėjo perduoti man žinutės taip, kad mane pralinksmintų. Jo stalas stovėjo naujoje pašiūrėje, greta mano kabineto. Dažniausiai jį peradresuodavo įeinančius skambučius tiesiai man, bet kartais, jei reikalas būdavo skubus, o aš jau kalbėdavau telefonu su kitu pašnekovu, jį informuodavo mane kitomis priemonėmis. 2010 metais vieną dieną, kai buvau įsijautęs į pokalbį telefonu, žvilgtelėjau pro langą virš savo stalo ir pamačiau Liusę. Ji stovėjo plačiai šypsodamasi ir laikė kartono gabalą, ant kurio storų žymekliu buvo užrašiusi: "Popiežius nori susitikti su tavimi, ten bus ir karalienė." Tuoj turėjo prasidėti pirmasis valstybinis popiežiaus vizitas Jungtinėje karalystėje. Karalienė rengė priėmimą Benediktui XVI Holirudo rūmuose Edinburge. Susijaudinau sužinojęs, kad esu pakviestas į šį istorinį susitikimą. Tai buvo ypatinga diena Marijos valgiams, nes Škotijos katalikų bažnyčia mus pakvietė išeiti į Edinburgo gatves, į minią ir rinkti aukas, kad žmonės daugiau sužinotų apie mus. Daug savanorių iš visos Škotijos, Airijos ir Anglijos tą dieną atvyko mums į pagalbą. Šviesų, saulėtą rytą, kai pasaulis lydėjo akimis papamobilį, lėtai riedantį pagrindinę Edinburgo princų gatve, minioje visur šmėkščiojo mėlyni Marijos valgių marškinėliai. Su karalienė Elžbieta buvau susitikęs anksčiau. Maždaug prieš metus man paskambino kažkas iš Bekingemo rūmų ir pasakė, kad karalienė nori pakviesti mane pietų. Iš pradžių kiek abejojau, ar tai nėra įmantrus vieno iš draugų pokštas nekrečia, bet po kelių dienų gavau kvietimą raštu. Po kelių savaičių atvykęs prie Bekingemo rūmų vartų, priėjau prie sargybinių, dėvinčių raudonas uniformas ir gvardiečių meškos kailio kepurės. Vienam jų parodžiau kvietimą. Jis palydėjo mane ir dar 10 kitų svečių. Netrukus buvau pristatytas karalieniai ir Edinburgo hercogui. Nustebau, kad karalienė taip gerai informuota apie mūsų veiklą. Ji rodė šiltą ir nuoširdų susidomėjimą Liberija ir tuo, ką mes ten darome. Pasidalijo keliais ryškiais bei linksmais prisiminimais apie savo vizitą Liberijoje prieš kelerius metus. Per pietus sėdėjau šalia garsios aktorės Joannos Lumley. Ji buvo itin maloni ir draugiška. Pastebėjusi, kad sunkokai susigaudau, kokiu stalo įrankiu kada naudotis, ji diskretiškai bakstelėdavo man alkūnę ir parodydavo. Aš vis dar nežinau, kodėl buvau pakviestas. Pažvelgiau į kitus 9 svečius prie stalo ir nesupratau, kas mus visus sieja. Vėliau paklausiau vieno iš padėjėjų, kokia proga buvo surengti šie pietus, ir jis atsakė: "Karalienė ir Edinburgo hercogas mėgsta retkarčiais be jokios progos pasikviesti žmonės papietauti kartu." Po to mano mama ir Julė labai norėjo sužinoti, ką valgiau per pietus, bet aš negalėjau prisiminti nė vieno patiekalo. Neabejoju, kad buvo skanu, bet tikriausiai iš jaudulio neįsidėmėjau, ką valgiau. Nuo tada kviečiamas į kokį nors renginį tokioje socialinėje aplinkoje, kuri mane labai nervina, prisimenu tos pietus ir sakau savo, kad tikrai sugebėsiu viską priimti ramiai. Mes ir toliau iš vis nulis pasaulio gaudavome įvairiausių nuostabių kvietimų susitikti ir pasikalbėti su suinteresuotų žmonių grupėmis. Buvo vis sunkiau susigaudyti, kaip šie kvietimai atsiranda, ir kartais atvykdavau šiek tiek sutrikęs, nesuprasdamas, dėl ko čia esu ir ko iš manęs tikimasi. Vieną žiemos vakarą vėluojančių reisų atskridau į Čikagą ir taksi per pusninus nuvežė mane į vietą pagal adresą mano užrašų knygutėje. Jaukiuose, šiltuose ir erdviuose apartamentuose radau krūvą žmonių, kurie laukia manęs su vyno taurėmis rankose, įsitaisę ant sofų ir stalviršių. Vos spėjau padėti lagaminą ir nusivilkti striukę, kai šeimininkė, kurią, kaip dabar prisimenu, buvau sutikęs ankstesnėme renginyje šiame mieste, pristatė mane susirinkusiems ir paprašė papasakoti apie Marijos valgius. Svečiams ėmus skirstytis, jiems teko užsibūti, nes vėlavau, dar spėjau su keliais pasikalbėti, kai maloni šeimininkė davė man lapelį su adresu ir pasakė, jog atlaisvino savo butą nakčiai, kad galėčiau ten apsistoti. Susigėdau ir sutrikau dėl tokio stulbinančio kilniaširdiškumo, ir netrukus taksi išleido mane prie vieno iš žymiųjų Čikagos dangoraižių. Prisimenu, kaip pabudęs vidury nakties pro langą spoksojau į kvapą gniaužiantį vaizdą. Tūkstančius mirgančių švieselių rašalo juodumo danguje, ir kelias minutės svarsčiau, kurioje pasaulio vietoje esu. Vis sunkiau buvo apsispręsti, kuriuos kvietimus priimti, o kuriuos atmesti.
Niekada nežinai, kas gali ateiti į tuos susitikimus ir kiek imlios bus jų širdys. 2010 metais, gavęs šiltą pakvietimą per draugų draugus, nuvykau susitikti su dar viena man nepažįstamų žmonių grupe, šį kartą Niujorke. Net neįtardamas, kad tie žmonės suvaidins ypatingą vaidmenį Marijos valgių istorijoje. Mūsų draugai Majamyje, įkūrę Marijos valgių filialą Jungtinėse Amerikos valstijose, sakė, kad jų bičiulių Lafontų šeima labai norėtų susitikti su manimi, kai vėl atvyksiu į Niujorką, ir susitarėme dėl datos. Vykdamas į renginius Niujorko regione, paprastai apsistodavau Niujorke, Naujajame Džersyje, Pranciškonų atsinaujinimo brolijos vienuolyne. Vienas iš vienuolių, brolis Pranciškus, buvo senas mano draugas. Jis gyveno Craig Lodžo bendruomenėje, būdamas jaunas, kaip tik tuo metu, kai pradėjau rinkti pagalbą Bosnijai ir Hercegovinai, ir dažnai lydėdavo mane kelionėse po Škotiją renkant labdarą. Pranciškus tobulai tiko į pagalbininkus šiai užduočiai atlikti, nes buvo vienas aukščiausių ir stipriausių žmonių, kuriuos kada nors esu sutikęs. Tarsi žmogus kranas sunkvežimio kėbule. Jis kelerius metus jau buvo pranciškonas ir aš jausdavausi ypatingai palaimintas, apsistodamas jų bendruomenėje, kur galėdavau prieš išvykdamas į susitikimus Niujorke ramiai pasimelsti anksti rytą ir vakare. Šioje kelionėje mane lydėjo Milona. Ir brolis Pranciškus maloniai pasisiūlė nuvežti mus į Manhetaną, nelabai mums pažįstamą vietovę, į Lafontų namus. Jie gyveno prabangiame aukštutinio Eastsaido rajone ir šiltai mus priėmė savo nuostabiose namuose, kur jau buvo susirinkę jų draugai. Visi sužiūro į mus. Dvimetrinis brolis Pranciškus su pranciškonišku abitu visada patraukdavo aplinkinių dėmesį. Ana Lafont sėdėjo ant laiptų su keliais mažais vaikais, kurių veiduose matėsi nenoras miegoti. O jų tėtis Pilypas paprašė, kad papasakotume Marijos valgių istoriją. Po to visi subruzda klausinėti ir mes kalbėjome su norinčiais prisidėti prie mūsų veiklos. Pilypui reikėjo išeiti, bet prieš tai jis paskelbė susirinkusiems, kad jis padvigubins pinigų sumą, kurią jie paaukos Marijos valgiams. Ėmiau suvokti, kad sutikome nepaprastus žmonės, kurie disponuoja dideliais turtais ir turi retą dosnumo širdį. Taip prasidėjo nuostabi draugystė su Lafontų šeima. Per ateinančius mėnesius ir metus Ana vis daugiau laiko skyrė mūsų veiklai, kol galiausiai tapo Marijos valgių filialo Jungtinių Amerikos valstijų pirmininkė. Ji gilinosi į kiekvieną Marijos valgių veiklos aspektą, įskaitant keliones į Afriką, Dalmalį ir Medžiugorję. O šis gilus visų susijusių dalykų supratimas įgalino jai ir Pilypą mums padėti labai konkrečiais ir apgalvotais būdais. Jie vertino tai, kad Marijos valgiai pirmiausia buvo visuomeninis judėjimas, kad tai yra neatskiriama mūsų misijos dalis, o visi rėmėjai vienodai vertingi, nepriklausomai nuo aukos pobūdžio ar dydžio. Jiems patiko šis požiūris ir jie norėjo padėti mums jį apsaugoti bei padėti judėjimui augti, suteikdami mums galimybę pasakoti istoriją naujais būdais platesniai auditorijai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad jie patys turėjo didžiulę patirtį valdant sparčiai augančias organizacijas, jie suprato, kad žuvų augintojų iš Argailo ir jo bendradarbiams šioje srityje irgi praverstų jų pagalba. Pradėjau kalbėti su Ana apie galimybę sukurti nuostabų filmą apie Marijos valgius. Jau kurį laiką buvau Bruklino kino studijos Grassroots gerbėjas. Prieš porą metų su Rūta žiūrėjau vieną jų filmą ir sutarėme, kad vieną dieną jie tikrai galėtų sukurti filmą apie Marijos valgius. Buvau beveik pamiršęs apie juos, bet sykį Peti, dirbanti mūsų biure Naujajame Džersyje, paskambinusi paklausė, ar ji negalėtų anksčiau baigti darbą, nes turi imti interviu Grassroots, kuri kūrė filmą kita tema. Žinoma, pasakiau. Svarbiausia, kad paminėtum jiems Marijos valgius. Visada norėjau, kad jie sukurtų filmą apie mūsų veiklą. Mano nuostabai, Peti sugrįžusi pasakė, kad Grassroots jau žino apie mūsų veiklą ir labai norėtų apie Marijos valgius sukurti dokumentinį filmą. Pradėjau su jais kalbėtis ir supratau, kad jie iš tikrųjų į tai žiūri labai rimtai. Bet taip pat išsiaiškinau, kad sukurti tokį filmą nėra pigu ir Marijos valgiams tokios išlaidos būtų nepakeliamos. Kai apie tai užsiminiau Anai ir Pilypui, jie iškart suprato, kad tai puikus būdas perteikti Marijos valgių istoriją daug platesniai auditorijai ir pasisiūlė finansuoti filmą. Taigi, praėjus kelioms savaitėms po tų pirmųjų pokalbių, su Grassroots filmavimo komanda leidausi į audringą kelionę po Malavį, Keniją ir Indiją. Ten leidome laiką su vaikais, kurių gyvenimą pakeitė Marijos valgiai. Norėjome, kad jų istorijos taptų filmo pagrindu. Kol viską suplanavome, teko daug ir sunkiai dirbti. Parinkti filmavimo vietas ir žmonės, su kuriais susitiksime, vis dėlto pasirodė, kad nuostabiausios filmo dalys buvo tos, kurių nebuvome suplanavę.
Eldorete, Kenijoje, buvome susitarę filmuoti sąvartynę, kur daugybė vaikų leisdavo dienas ieškodami daiktų, kurios galėtų parduoti perdirbėjams ir uostydami klijus, kad numalšintų alkio skausmą. Eldorete mokiniams duodavome mokyklinius pietus ir dėl to daugelis vaikų galėjo palikti gatves ir pradėti eiti į mokyklą. Atvykome į sąvartyną 5 val. Ryto ir pradėjome filmuoti. Ten buvo ne tik vaikų, bet ir daug suaugusiųjų, kai kurie akivaizdžiai apsvaigę nuo klijų, dauguma žaizdotais veidais ir galūnėmis. Baugi vieta. Operatorius apsupo minią, vieni buvo draugiški, kiti nelabai. Kažkuriuo momentu mane pašaukė Klifas, vienas iš komandos narių. Magnusai, čia yra mažas berniukas, su kuriuo turėtum susitikti. Jis atvedė mažą berniuką, vardu Muskis, gal 8 metų, kuris vis kartojo: noriu eiti į mokyklą, noriu eiti į mokyklą. Pasikalbėjau su kolegomis iš Kenijos, prašydamas jų patarti, kaip turėtume pasielgti. Na, galime jų nuvesti į mokyklą ir jis gaus Marijos valgių maitinimą, pasakė Abelis, uždėjęs ranką ant berniuko peties. Bet turime rasti, kur jis galėtų gyventi. Kitame miesto gale yra vaikų namai, pasakė Čarlzas. Kas žino, galbūt jie galės jį priimti. Netrukus su Muskiu važiavome per miestą ir radome tą namą su tvarkinga, ryškiai nudažyta žaidimo aikštelė lauke. Keli iš mūsų įėjo vidun ir prisistatė. Kai namų vadovai sužinojo, kad esame iš Marijos valgių, jie labai apsidžiaugė. O, jūs iš Marijos valgių? Visada norėjome su kuo nors iš jūsų susitikti. Jūs pradėjote tiekti maistą mokykloje, kuri yra kitoje gatvės pusėje priešais mus. Visi čia gyvenantys vaikai lanko tą mokyklą ir dabar, ačiū Dievui, kasdien joje valdo. Norime jums iš viso širdies padėkoti. Pajutau, kad tai tikrai gera proga papasakoti jiems apie berniuką, kuris laukia automobilyje. Taip, turime vietos, galime jį priimti, mielai priimsime. Taip Muskio gyvenimas tą patį akimirksnį pasikeitė. Pažvelgęs į laikrodį, negalėjau patikėti, kai pamačiau, kad dar tik 10 valandų ryto. Kai Abelis ir Čarlzas sutvarkė reikalus namuose ir užtikrino, kad galėsime vis patikrinti, kaip jiems sekasi, pakvietėme Muskį tą dieną pabūti su mumis, kol filmuosime rajono mokyklose. Jis nesibaimino kameros. Pirmą kartą pamačiau jį besijuokiantį. Vidurdienį supratome, kad jau 8 valandas darbuojamės nevalgę ir užsukome į pakelės restoraną. Jis buvo ganėtinai prašmatnus. Baltos staltiesės, kostiumuoti padavėjai, jie nepuolė entuziastingai mūsų aptarnauti, kai įėjome su purvinu skarmaluotu vaiku, nuo kurio sklido ne pats gaiviausias kvapas. Nusivedėme jį į tualetą ir pasistengėme kuo geriau apiprausti, prieš sėsdami valgyti vištienos ir bulvyčių. Per pietus vienas iš mūsų paklausė Muskio, kada jo gimtadienis. Žinoma, jis nežinojo. Na, šiandien tavo gimtadienis, visi kartu jam pasakėme. Grassroots studijos sukurtas filmas 31 vaikas – tai nuostabus, jaudinantis Marijos valgių pristatymas. Jis tapo geriausiu įrankiu, kokį kada nors teko turėti, padėjusi mums papasakoti Marijos valgių istoriją ir paaiškinti, kas iš tikrųjų jie yra. Raginame rėmėjus visame pasaulyje organizuoti filmo 31 vaikas peržiūras ir atsakas buvo stulbinantis. Daugiau nei 1300 žmonių atvyko į premjerą per atvirų durų dieną Glazge. Renginyje dalyvavo ir filmą pristatė buvęs Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Gordonas Braunas, nuo 2012 metų paskirtas Jungtinių tautų specialiuoju pasiuntiniu pasauliniam švietimui. Teko šiek tiek jį pažinti ir mane sužavėjo jo nuoširdus, neblėstantis užsidegimas padėti išnaikinti kraštutinį skurdą. Dar tebesikalbant prieš pat renginį Glazge, jis paprašė manęs daugiau papasakoti apie Marijos valgių veiklą. Paskui pasakė ypač stiprią kalbą, kurią baigė tokiais žodžiais. Siekti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę lankyti mokyklą ir mokytis, yra mano ilgametė aistra. Švietimas nutraukia skurdo ciklą ir atveria geresnės sveikatos bei darbo perspektyvas. Keliaujant po pasaulį ir vykdant Jungtinių tautų pasiuntinio pasauliniam švietimui misiją, man nereikės vizitinės kortelės. Aš tiesiog paliksiu filmo 31 vaikas kopiją ir parodysiu, ką galima padaryti, kad paskatintume vaikus siekti išsilavinimo. Buvo surengta daugiau nei 600 filmo, kurį subtitravome 7 kalbomis peržiūrų. Daugelį Europos šalių, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Australijoje, Liberijoje, Malavyje ir Indijoje, žmonės rinkdavosi žiūrėti filmą įvairiose vietose – kino teatruose, rūmuose, svetainėse, mokyklose ir universitetuose, o keliose šalyse filmas buvo transliuojamas per televiziją.
Tikėjausi, kad šio filmo dėka man reikės mažiau keliauti skaityti paskaitų, bet tai buvo naivu. Pirmosios peržiūros suteikė galimybę kalbėti naujoms auditorijoms. Turint omenyje, kad dažnai tekdavo žiūrėti filmą toli nuo namų, man būdavo ypač malonu pamatyti į kadrą trumpam patenkančius 3 savo vaikus – Bethany, Toby ir Anna. Grassroots filmavo per labdaros renginį mūsų vietinėje Dalmalio pradinėje mokykloje, o kadangi mokykloje yra tik apie 40 vaikų, nenuostabu, kad mano vaikai ir jų draugai pateko į galutinę montažo versiją. Dažnai toje filmo vietoje, kur Ana klasiokų būryje šypsosi ir mojuoja kamerai, netikėtai stuktelėdavau alkūnę šalia sėdinčiam žmogui ir išdidžiai tardavau: beje, tai mano dukra. Kai filmas buvo parodytas per nacionalinę Kroatijos televizijos stotį, jų internetinė svetainė užlūžo dėl daugybės žmonių norinčių paaukoti, o per kelis ateinančius mėnesius Marijos Valgių pajamos toje šalyje padvigubėjo. Dėl filmo 31 vaikas mūsų veikla visur išsiplėtė kaip niekada anksčiau ir iki šiol jį įkvepia tūkstančių žmonių ir skatina juos teikti pagalbą vargstantiems. Įvairios įžymybės, tarp jų ir Celine Dion, po filmo peržiūros pateikė nuoširdžius, pritariančius vaizdo atsiliepimus. Annie Lennox pasakė: jei po filmo 31 vaikas peržiūros mūsų galvoje įstrigtų tik vienas dalykas, tai tikriausiai būtų faktas, kad už vidutinę pietų kainą Jungtinėse valstijose vieną vaiką besivystančioje šalyje būtų galima maitinti 1 metus. Marijos Valgiai kasdien pamaitina daugiau nei 500 000 vaikų, tuo pačiu skatindama juos lankyti mokyklą ir įgyti būtiną išsilavinimą. Tai nesudėtingas darbas, kurio rezultatas tikrai veiksmingas. Man ypač patiko jos paskutinis sakinys. Kai kurie vystymosi ekspertai kritikuoja Marijos Valgius ir patarė vyriausybėms bei instituciniams donorams, su kuriais jie dirba, mūsų nefinansuoti, teigdami, kad mes viską pateikėme pernelyg paprastai ir kad toks požiūris į vaikų maitinimą negali būti tvarus. Aplinka, kurioje dirbame, iššūkiai, kuriuos turime įveikti, užtikrindami, kad mokyklose kasdien užtektų maisto, ir problemos, su kuriomis kovoja skurstantys žmonės, tikrai nėra paprastos. Tačiau mūsų pagrindinis požiūris visai paprastas. Annie Lennox, kaip ir visi kiti, kurie susitiko su mumis ir matė ne vieną Marijos Valgių projektą, tikrai žino, kad mes nesame galvočiai ir nemano, kad turėtume tokie būti. 10 000 žmonių visame pasaulyje, kurie mus remia nedidelėmis aukomis, ir tūkstančiai tų, kurie gamina maistą vaikams savo bendruomenėse, irgi nėra nei galvočiai, nei plėtros ekspertai. Tačiau jie iš karto suprato, jog toks požiūris yra būtinas, jei nori, kad gyvenimas keistusi. O klausimas apie tvarumą mane visada glumina, nes nesu tikras, kas gali būti svarbiau, kuriant ilgalaikius tvarius sprendimus, nei užtikrinti, kad vaikai gautų reikiamą mitybą ir išsilavinimą. Pats žodis tvarumas gali būti problemiškas, nes pastebiu, kad žmonės linkę jį vartoti įvairiai ir dažnai miglotai. Kartą paprašiau verslo administravimo studentų, kurie narstė tvarumo temą, apibrėžti šį žodį ir pateiktų atsakymų įvairovė mane apstulbino. Tvariosios plėtros koncepciją 1987 metais suformulavo norvegų politikės G. Brundtland vadovaujama pasaulinė aplinkos ir plėtros komisija. Tvarioji plėtra, darni ir tolydi visuomenės plėtra, kuri tenkina dabartinius žmonių poreikius, nekeldama pavojaus ateities kartų galimybėms patenkinti savuosius. Nematau, kaip Marijos Valgius kada nors kas nors galėtų apkaltinti, kad jie neatitinka šio apibrėžimo, ir galiu tik spėti, kad problema yra labiau susijusi su laiko terminais. Tokie rėmėjai paprastai tikisi pasitraukimo strategijos po 3–5 finansavimo metų. Atrodo, kad plėtros srityje vyrauja nuomonė, jog jei projektas per tiek laiko neužbaigiamas, jis turi trūkumų. Mes pasirinkome kitokį požiūrį į tai, kiek laiko reikia sukurti tam, kas išliks ilgam ir iš esmės viską pakeis į gerąją pusę. Ir galėjome tai pasielgti, nes mūsų darbą remia pasaulinis sąjūdis, kuris tam pritarė. Mes siekiame kurti tvarų požiūrį, pagrįstą jų dosnumu. Tačiau būta sunkiai suderinamų pokalbių, kurie trikdo labiau nei nuomonių skirtumai dėl laiko terminų. Kartą susitikau su žmonėmis iš organizacijos valdančios mokyklas Haityje, kurie suprato, kad daugelis į jų mokyklas ateinančių vaikų kenčia lėtinį alkį. Jie teiravosi apie mūsų modelį ir mes parodėme, jog esame suinteresuoti plėsti projektą į jų mokyklas, kad vaikai gautų valgyti. Tačiau jie nenorėjo bendradarbiauti su mumis, nes manė, kad mūsų požiūris nėra tvarus. Paprašiau jų pasiūlyti tvarų būdą. Ir jie atsakė, kad norėtų užsiimti dalykai susijusiai su mikrofinansavimu.
Tai buvo prieš kelerius metus. Ir kiek man žinoma, jų mokyklas lankantys vaikai niekada negavo mokyklinių pietų. Aš prieičiau prie šio klausimo iš kitos pusės. Pirmoji reikli būtinybė – tai alkanas vaikas priešais mus. Jam reikia maisto šiandien, o ne po 10 metų. Man darosi liūdna, kai plėtros srityje bestarbuojantys žmonės apie šios vaikus kalba taip, tarsi jie būtų problema, o ne pagrindiniai naujos, šviesesnės ateities kūrėjai. Šiandienos vaikai niekada neturėtų būti aukojami Molochui, nes mums neduota ateities pažinti. Ateitis priklauso tiems vaikams ne mažiau nei bet kuriam iš mūsų, laikančių save plėtros ekspertais. Tačiau garsenybių pritarimo filmui 31 vaikas siekis taip pat sukėlė juoko. Vieną dieną mūsų komanda surengė idėjų generavimo sesiją ir sudarė garsių žmonių sąrašą. Sutartinai įtraukėme Pamela Stephenson, britų psichologė, rašytoja, komedijų aktorė, Billy Connolly žmoną. Perspausdinant sąrašą kažkas netyčia įvėlė klaidą. Prisiekiu, tikrai ne aš. Vietoj Pamelos Stephenson atsirado Pamela Anderson, serialo Gelbėtojų žvaigždė. Vienas iš komandos narių susisiekė su jos agentu, teiraudamasis, ar ji neparemtų 31 vaikas. Tik po to, kai jie atsakė, kad labai norėtų tai padaryti, supratome klaidą. Ir dar sykį įsitikinome visuotiniu Marijos valgių patrauklumu. Tuo tarpu, be 31 vaikas, Lafontai pasiūlė Marijos valgiams dar vieną vertingą dovaną. Bet šį kartą mane reikėjo įtikinti, kad ją priimčiau. Jie man papasakojo apie konsultacinę įmonę Bridgespan Group, kuri specializuojasi padėdama labdaros organizacijoms kurti plėtros strategijas, kurios leistų joms pakartoti savo sėkmę. Bridgespan išaugo iš Bain, prestižinės tarptautinės vadybos konsultacijų įmonės, teikusios konsultacijas daugeliui didžiausių pasaulio korporacijų ir vyriausybių. Ana ir Pilypas manė, kad Bridgespan, kuri dirbo tik su tomis organizacijomis, kurios jų manimų turėjo potencialo pakartoti savo sėkmę didesniu mastu, galėtų būti suinteresuota bendradarbiauti su mumis, padėdama planuoti būsimą plėtrą. Jei Bridgespan sutiktų, Lafontų šeima būtų pasirengusi finansuoti jos pagalbą mums. Daug kas man buvo nauja, įskaitant leksikoną. Tokie terminai kaip didinti veiklos mastą, lūžio taškai ir veiksmingumo gerinimas buvo svetimi mano ausiai ir šiek tiek gąsdino. Nors tikrai supratau, jog reikia pasirengti plėtrai ir stiprinti mūsų organizaciją, kad galėtume ir toliau veiksmingai maitinti vis daugiau vaikų, buvau susirūpinęs, kad tai, kas bus daroma, nepakenktų mūsų vertybėms. Man buvo sunku patikėti, kad šie įtakingi konsultantai, kuriuos gerbė itin sėkmingi Jungtinių Amerikos valstijų verslininkai, rimtai vertintų mūsų nenorą kelti savo piniginius tikslus ar atsižvelgtų į mūsų troškimą pripažinti, kad nesame už viską atsakingi. Manau, kad mane šiek tiek gąsdina tai, kad reikės dirbti su šiais aukštos kvalifikacijos, akademiškai gabiais žmonėmis. Mintis, kad sėdėsime mano pašiūrėje ir kartu aptarinėsime strategiją su mumis, mane šiek tiek trikdė. Tačiau dabar jau pakankamai pažinojau Lafontus ir jais pasitikėjau, tad sutikau susisiekti su Bridgespan. Jų atstovai nurodė, kad iš tiesų mielai dirbtų su Marijos valgiais, tikėdami, kad gali mums padėti šiame plėtros etape. Per antrąjį susitikimą išsakiau savo susirūpinimą, nurodydamas kelis dalykus susijusius su mūsų vertybėmis, kurių nebuvome aptarę anksčiau. Jie pagarbiai klausėsi, o jų argumentuoti atsakymai mane įtikino, jog būtent tai ir turime daryti. Lafontų dosnumas leido mums 6 mėnesius dirbti su Bridgespan konsultantais, kurie mums padėjo parengti stiprų augimo planą. Dialogai padėjo rasti būdus, kaip suderinti dieviškosios apvaizdos požiūrį su kruopštaus ir apdairaus planavimo poreikiu. Susidraugavau su visais Bridgespan komandos nariais ir šiandien 2 iš jų aktyviai dalyvauja Marijos valgių veikloje kaip valdybos nariai. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai darbas su jais pasibaigė, pirmą kartą apsilankiau Bostone duoti interviu televizijai. Kai Bridgespan sužinojo, kad būsiu jų gimtajame mieste, pakvietė mane į savo biurą pabendrauti su jų darbuotojais. Nustebau pamatęs, kad visi susirinkę laukia manęs, o jų kolegos New York ir Kalifornijoje prisijungė vaizdo ryšiu. Jie paprašė papasakoti apie mano patirtį vadovaujant Marijos valgiams ir kaip jaučiausi dirbdamas su jais. Trumpai pasidalijau tuo, o likusį laiką įdomiai diskutavome, gvildendami temą, kaip suderinti planavimą su Dievo apvaizda. Baigiantis pokalbiui man pasidarė aišku, kad daugelį jų motyvavo giliai puoselėjami įsitikinimai ir visi buvo iš tikrųjų pagarbiai priėmę Marijos valgių požiūrį. Tai man nepaprastai daug reiškia. Supratau, kad darbas su Bridgespan nekenkia ne vienai iš mums brangių vertybių ir nekelia joms grėsmės.
Veikiau jas stiprina, o mums suteikia didesnį pasitikėjimą jomis dalytis, jas saugoti ir įgyvendinti. Vienas iš požiūrių, kurį išnagrinėjome ir suformulavome aiškiau nei anksčiau, buvo mūsų įsitikinimas, kad Marijos valgių šeima turėtų vadovautis solidarumo ir subsidiarumo principais. Nauja centrinė organizacija, Mary's Meals International, sieks užtikrinti, kad visi Marijos valgių subjektai būtų saistomi bendros vizijos, misijos ir vertybių – solidarumo, tačiau jį vykdys tik tas užduotis, kurių negalima efektyviau atlikti vietos lygmeniu. Tai leistų Marijos valgiams dar geriau prisitaikyti prie įvairių situacijų, kultūrų ir galimybių. Man jau nuo seniai rūpėjo, kad atsakingieji už Marijos valgius netaptų ribojančių veiksnių, tad sutarėme, jog idealiausias pasirinkimas būti ne griežtai centralizuota organizacija, bet judėjimu. Bendradarbiavimas su Bridgespan buvo dar viena dovana ir naujas mokymosi etapas, leidęs mums dar energingiau darbuotis, kad laimėtume daugiau paramos ir galėtume būti tikri, jog šie geri darbai pavirs į dar daugiau maisto porcijų alkaniems vaikams. Ir tada netikėtai atsirado dar viena galimybė supažindinti su mūsų veikla daugiau žmonių po CNN herojų apdovanojimo šou. 2010 metais bendravimas su Gerardu Butleriu nenutrūko. 2013 metų pradžioje jis susisiekė su manimi, pasakė, kad nori ištesėti savo pažadą, keliauti su manimi į Afriką ir iš arti pamatyti Marijos valgių veiklą. Aptarėme, kur labiausiai tiktų nuvykti ir galiausiai pasirinkome Liberiją. Jautėme, kad ši šalis sulaukia labai menko žiniasklaidos dėmesio, jos poreikiai rimti, o mes buvome pasiryžę ten pasiekti daugiau vaikų ir kiek įmanoma greičiau. Žinojome, kad Džerio viešnagės reklama mums pagelbėtų siekiant šio tikslo. Apsistojome mūsų komplekse Tubanburge, kurio direktorius maloniai atlaisvino nedidelį 2 miegamųjų namelį. Sąlygos ten buvo labai paprastos. Elektra tiekiama tik kelias valandas per dieną iš nedidelio generatoriaus, nepaprastai karštame ir drėgname klimate nebuvo nei oro kondicionieriaus, nei kur pavalgyti netoliese. Tačiau atrodė, kad Džeris mėgaujasi kiekviena akimirka ir nė karto dėl nieko nesiskundė. Net dėl mano siaubingai pagaminto maisto. Jis dirbo nuo aušros iki sutemų kiekvieną mūsų viešnagės dieną. Keliaudamas į atokius kaimus, leido laiką su kaimelių gyventojais, kad geriau susipažintų su jais ir tiek prajuokindavo mus visus, kad įsiskaudėdavo šonai. Buvo smagu, kad galėjome šiek tiek pasislėpti už jo ir atsipalaiduoti. Mus pasitikdavo vis šilčiau, o kol Džeris džiugindavo šeimininkus, energingai šokdindamas kiekvieną kaimo šokėją, išjudindamas net tuos, kurie nešoka, aš galėdavau likti antrame plane. Šokti būnant dėmesio centre man niekada nepatiko. Vakarai smagiai prisijuokdavome iš mūsų asmenybių priešingumo. Jis – absoliutus ekstravertas, aš – intravertas. Žavėjausi jo nuostabiais talentais. Vos atvykus į kaimą visi, nepaisant kalbos barjero, šypsojosi ir juokėsi iš jo. Prie jo lipte lipo vaikai ir jis norėjo viską sužinoti apie jų gyvenimą. Atkreipiau dėmesį, kad jis įsimena kiekvieno kaime sutikto žmogaus vardą. Kai jam apie tai užsiminiau, jis pradėjo puikuotis, eidamas prie kiekvieno žmogaus, su kuriuo buvo supažindintas ir kartodamas jo vardą. Džeris labai giliai apmąstė visą, ką matė ir patyrė. Paskutinės ilgos mūsų filmavimo dienos išvakarėse jis pateikė daugybę užrašų. Tai buvo jo mintys apie Marijos valgių grožį ir svarbą bei geriausius būdus tai išreikšti. Jis rūpestingai rinkosi kiekvieną žodį. Mane stebino kruopštus jo pasiruošimas ir sunkus darbas. Kai leidomės į šį nuotykį, tikėjausi parsivešęs kelias skambes Džerio frazes, o jis mums padovanojo daugybę valandų neįtikėtinos filmuotos medžiagos. Vienas iš dalykų, kurie mane sužavėjo per šį vizitą, yra žmonių orumo stiprybė. O tai, kas man labiausiai patinka Marijos valgių veikloje, yra tai, kad jie siekia šį orumą išsaugoti. Jų paramos sistema nėra nemokama, kur žmonės tik imtų. Priešingai. Ji byloja apie pagarbą žmonių gyvenimui, jų kultūros ir gebėjimų skatinimą, sakė Džeris paskutinę filmavimo dieną. Matau bendruomenės, kupinas atsparumo, sąžiningumo, šilumos, meilės ir vilties. Visa tai jau yra čia, o Marijos valgiai tarsi jungiklis, padedantis tai įjungti. Magnusas įsitikinęs, jog tai Dievo darbas, aš irgi tuo tikiu. Vieną karštą 2014 vasaros dieną daug pritariančių tokiam vertinimui susirinko prie bažnyčios Medžiugorjėje. Nuo scenos dairiausi po plotus, kur anksčiau buvo vynogynai ir dirbami laukai, o dabar susirinkusi daugiau nei 50 000 jaunuolių minia su įvairių šalių vėliavomis. Buvau pakviestas kalbėti kasmetinė jaunimo festivalio dalyviams.
kai 1983 metais, būdami paaugliai pirmą kartą apsilankėme Medžiugorjėje piligrimų iš kitų šalių, buvo vos saujelė. Šiandien buvo nuostabu matyti šią milžinišką laimingą jūrą žmonių, kurie iš visų pasaulio kampelių susirinko šioje nuošalioje, sunkiai pasiekiamoje vietoje. Tuo metu laiku, kai dauguma jų bendramžių atstovų traukė į paplūdimius ir muzikos festivalius, šie jaunuoliai nusprendė atvykti čia. Užsidėję ausines, jie klausėsi kalbų vertimo trumposiomis bangomis per radiją. Lidija stovėjo šalia ir vertė mano žodžius į kroatų kalbą, o geltoname pastate, kuriame kartais rengdavome Marijos valgių konferencijas, kiti žmonės vertė iš kroatų kalbos į 19 kalbų – italų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų, libaniečių, arabų, korėjiečių ir daugelį kitų. Buvau pripratęs, kad mano kalbos yra verčiamos, bet šiandien buvo šiek tiek neramu suvokus, kad mano žodžiai verčiami 2 kartus, o jauni žmonės klausosi manęs per savo radijo imtuvus. Tačiau prie manęs scenoje prisijungė didžiulė rėmėjų grupė, vilkinti Marijos valgių žemarškinėlius, ir jų artumas mane ramino. Po mano trumpos kalbos, didžiuliuose ekranuose buvo parodytas filmas 31 vaikas. Didžiąją likusią savaitės dalį praleidau mūsų mažame informacijos punkte su Milona, šnekučiuodamasi su nesibaigiančiu laimingų jaunų žmonių srautu iš Kinijos, Meksikos, Libano ir daugybės kitų šalių, kurie norėjo daugiau sužinoti apie Marijos valgius. Vieni jau buvo mūsų rėmėjai, o kiti apie mūsų misiją sužinojo pirmą kartą. Grupė šveicarų paauglių ilgai su mumis šnekėjosi, klausinėdami, koks būtų geriausias lėšų rinkimo būdas. Išeidamas, vienas iš jų atsisuko į mane ir tarė: Žinote, pirmą kartą gyvenime aš tikrai suprantu, kad būti krikščioniu reiškia, jog tikrai turi kažką daryti. Dar vieną įsimintiną pokalbį turėjau su vienu iš vietinių kunigų. Prasitariau jam, kad kai kurie yra įsitikinę, jog visa čionykščio apsireiškimų istorija yra kruopščiai sukurta vietinės parapijos apgaulė. Ar matei visus tos jaunuolius suklupusius maldai, eilės prie išpažinties, netelpančius į bažnyčią? Ar matei jų džiaugsmą? Ar girdėjai jų istorijas ir kalbas, tokias kaip tavo, apie dvasinius šios vietos vaisius? Paklausė jis manęs. Jei mes visą tai sugalvojame per pastaruosius 30 metų, jei iš tikrųjų žinome, kaip tai padaryti, tada turėtume tai pritaikyti šį sielovados planą kiekvienai parapijai, kiekvienai vyskupijai, visame pasaulyje, nusikvatojo jis. Galbūt turėjau tai pasiūlyti popiežiui Pranciškui, kai jis Šventojo Petro aikštėje 2013 metų vieną karštą vasaros dieną ištiesęs rankas ėjo pasisveikinti su Julė ir manimi. Bet kažkodėl manau, kad jis apie sielovados planus žino daugiau nei aš. Prieš kelias savaitės atsiliepiau į telefono skambutį namuose, ant rankų laikydamas verkiantį savo 2 metų sūnų Gabrielį. Tas asmuo sakė esąs iš Vatikano ir teiravosi, ar norėčiau susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Skubiai perdavęs Gabrielį Martai, jo vyresniai sesutei, paprašiau to žmogaus pakartoti, ką buvo sakęs, bet jau pirmą kartą išgirdau teisingai. Kai spinduliuojantis popiežius Pranciškus paspaudė jai ranką, pirmasis Julės gestas – įsteigti ją mūsų vaikų pieštus atvirukus, įdėtus į voką, ant kurio raudonų flomasterių buvo užrašyta popiežiui Pranciškui, buvo laiku ir vietoje. Jis nusišypsojo ir paklausė mūsų, kiek turime vaikų. Tada papasakojame jam apie Marijos valgius, įteikiau mėlyną puodelį su Marijos valgių logotipu ir filmo 31 vaikas kopiją. Jis padavė dovanas vienam iš savo padėjėjų, o mūsų abiejų rankas laikė savosiose. Paskui mano ranką uždėjo ant Julės rankos, o savąją laikydamas ant viršaus palaimino mūsų santuoką, o jo šypsena vis platėjo ir gražėjo. Niekada niekas man dar nebuvo taip nusišypsojęs, su tokia meile, ir aš to niekada nepamiršiu. Iš visų netikėtų susitikimų ir nepelnytų malonumų, kuriuos gavau atlikdamas šį darbą, šis buvo nuostabiausias. Jis, vos kelis mėnesius tepabuvęs popiežiumi, tapo mano ir Julės herojumi, o jo suteiktas palaiminimas buvo daugiau, nei kada nors galėjome tikėtis. Kaip visada man buvo skaudu suvokus, kad visame pasaulyje yra daugybė į Marijos valgių programą įsitraukusių žmonių, kurie ilgoje eilėje, kuri laukia susitikimo su šiuo nepaprastu žmogumi, turėtų stovėti pirmi. Nuo savo išrinkimo popiežius Pranciškus nekartą pabrėžė skurdo skandalą. Dar prieš mūsų susitikimą su juo, jis yra sakęs, kad norint išspręsti šią problemą, mes turime pagalvoti, ar negalėtume tapti šiek tiek skurdesni ir visi turime tai padaryti.
Žinau, kad palaiminimas, kurį gavome tą dieną, buvo skirtas visiems, kurie būtent tai ir padarė, dalindamiesi duoną priklausančią visiems su Marijos valgiais ir alkanais vaikais. 12 skyrius. Draugai iš žemesniojo sluoksnio. Aš neprarandu vilties, kad ateis laimingesni laikai, nes žinau, jog visatos vairą laiko tas, kuris nugali audrą ne žmogaus jėga, o savo valia. Šventasis Jonas Auksaburnis. Mūsų veikla Haityje taip pat prasidėjo nuo Medžiugorjės. Šiltą, saulėtą, 2006 metų gegužės rytą buvau minioje, klausydamasis Jakovo, jauniausio regėtojo, jau 35 metų vyro, kuris nuo savo namų laiptų kalbėjo apie Dievo motinos pranešimus. Baigdamas savo paprastą ir jaudinančią kalbą, jis kaip visada sukalbėjo maldą. Kaip visada. Kai pasisukau eiti, kažkas minioje man patapšnojo per petį. Visur tavęs ieškojau. Susijaudinusi ištarė besišypsanti vidutinio amžiaus moteris. Aš Anka, prisimeni, susitikome pernai jaunimo festivalyje. Žinoma, prisiminiau. Ji vertė mano pranešimą, kurį skaičiau tame renginyje. Ryškiai prisiminiau, kaip ji pagražindavo viską, ką sakiau, priversdama jaunimo minę juoktis taip, kad man pasidarė šiek tiek nejauku. Kurį laiką jaučiausi kaip komikas, tik nesupratau nei vieno savo paties pokšto. Ko tik buvau Haityje, teikiau humanitarinę pagalbą. Man tikrai reikia su tavimi apie tai pasikalbėti, tarė ji. Ten dedasi siaubingi dalykai. Kur tik eidavau, vis galvodavau. Šiems vaikams tikrai reikia Marijos valgių. Nuėjome į Marijos valgių centrą. Mūsų mažą kavinukę pačioje kaimo širdyje, kur piligrimus vaišindavome arbata ir kava, pasakodavome apie savo veiklą. Tai buvo Milonos valdos. Čia žmonės iš visų pasaulio kampelių sužinodavo apie Marijos valgius, o grįžę namo steigdavo organizacijas, kurios rinkdavo paramą Marijos valgiams. Atėjus mus pasitiko įprastas šurmulys. Vienu metu vyko keli pokalbiai skirtingomis kalbomis. Vėl stebėjausi Milonos gebėjimu sklandžiai peršokti nuo vienos kalbos į kitą ir skirti visą savo dėmesį kiekvienam lankytojui. Geriant kavą, Anka pasiteiravo, ar nebūtume suinteresuoti įsteigti Marijos valgius Haityje. Ji rodė nuotraukas, pabrėždama, kad tai pati skurdžiausia šalis vakarų pusrutulyje. Aš jai paaiškinau, kad labai norėtume padėti ten kenčiantiems vaikams, tačiau mūsų turimos lėšos jau yra paskirtos kitiems projektams. Pasimelskime dėl to. Pagalvokime ir pažiūrėkime, kas bus, pasiūliau jai, atsisveikindamas prieš kelionę į oro uostą. Tai pasakiau nuoširdžiai, nes jau šiek tiek žinojau apie kraštutinį skurdą toje Karibų saloje ir tikrai buvau sujaudintas vaizdingų Ankos pasakojimų apie ten kenčiančius vaikus, tačiau namo skridau be didelių vilčių, kad artimiausiu metu galėtume Haityje ką nors nuveikti. Beveik kiekvieną savaitę gaudavome tiek naujų pagalbos prašymų, kad neįsivaizdavome, kaip galėtume suspėti juos patenkinti. Grįžęs namo, užsakau į pašiūrę patikrinti savo elektroninę paštą. Radau žinutę nuo ponios Cecilijos iš Šiaurės Anglijos. Ji ką tik grįžo iš atostogų Karibų jūros Kaimanų salose. Tuo metu man dar nebuvo tekę su ja susitikti, bet buvau apie ją girdėjęs. Cecilija – viena iš nepavarkstančių savanorių, kuri kiekvienam sutiktam žmogui pasakoja apie Marijos valgius. Nauji rėmėjai iš Šiaurės Anglijos, susisiekę su mumis, dažnai sakydavo, kad su mūsų darbu juos supažindino Cecilija. Savo laiške ji paaiškino, kad atostogaudama Karibuose su savo vyru, sykį restorane ėmė šnekėti su vienu vyru, o ji, žinoma, papasakojo apie Marijos valgius. Jis labai susijaudino ir pasisakė esąs dotaciją skirstančio fondo valdybos narys. Šis fondas šiuo metu kaip tik ieško geriausio būdo padėti skurdžiausiams vaikams Haityje. Supratau, kad maždaug tuo metu, kai jie susitiko Kaimanų salose, aš tikriausiai sėdėjau kavinėje su Anka, kuri prašė pradėti Marijos valgių programą Haityje. Laiško pabaigoje buvo duotas to žmogaus telefono numeris su prašymu jam paskambinti. Kai tą padariau, jis patvirtino Cecilijos pasakojimą ir išsamei išsiklausinėjo, kaip veikia Marijos valgiai. Jis sakė, kad mūsų atsiųstą paraišką gauti finansavimą šios programos įdiegimui Haityje jis pristatytų savo fondo valdybai, kuri tikėtina ją įvertins palankiai. Dabar jau neabejojau, kad mums lemta tai padaryti ir pradėjome rimtai tirti Haičio poreikius, prastos vaikų mitybos rodiklius, mokyklų lankomumo duomenis, esamus mokyklinių pietų teikėjus ir panašiai. Buvo aišku, kad Marijos valgių poreikis šalyje yra milžiniškas. Tada dairėmės į Haityje veikiančias organizacijas, ypač iš švietimo srities, kurios galėtų būti mūsų partneriai, ir pradėjome su jomis kalbėtis.
Rugsėjį pirmą kartą apsilankiau Haityje, lydimas mūsų savanorės bendradarbės Marijos Byers, kuri didžiąją pastarųjų 2 metų dalį dirbo su mumis Malavyje ir Liberijoje. Pažinojau Mariją nuo vaikystės, nes jis su tėvais atvykdavo į Craig Lodge'ą rekolekcijoms, o vėliau prisijungė prie ten veikusios mažos jaunimo bendruomenės. Ji žavėjosi Marijos valgių veikla ir baigusi magistrantūros studijas Londono ekonomikos mokykloje, sugrįžo į mūsų nedidelę, bet augančią komandą. Tai mane labai džiugino, nes ji buvo viena mįsliausių ir protingiausių žmonių, kuriuos pažinojau. Ji dokumentavo mūsų veiklos modelį, jo plėtrą, aiškiai išdėstydama tokius dalykus kaip bendruomenės įtraukimas ir mūsų požiūris į ilgalaikį tvarumą. Taip pat skatino mus stebėti ir vertinti savo projektus. Ji buvo giliai dvasinga ir uždara asmenybė, kuri po 4 metų glaudaus bendradarbiavimo vieną dieną mane paliko be žado, netikėtai paskelbusi, kad nusprendė tapti vienuolę. Šiandien ji yra pranciškonų atsinaujinimo sesuo, dirbanti su vargšais Niujorke. Pirmiausia, nuvykome į centrinę plynaukštę. Labai duobėtais keliais įveikę 2 kalnų grandines pasiekėme Hinčę miestą. Matyti vaizdai priminė Vakarų Afriką, tačiau buvo ir nemažai skirtumų. Labiausiai paplitusi transporto priemonė – asilai. Palei kelią stovi nedideli, mėlyni ir žali namukai. Nepaprastai gražūs susiraukšlėję kalnai, visai be medžių. Kai kuriuose vietose erozija buvo tokia stipri, kad atrodė, jog jie tuoj subirės ir išnyks tiesiog mūsų akise. O slegiantis bjaurus skurdas visur badė akis. Vyrai traukė grubius medinius vežimus, prikrautus sunkių krovinių. Po medinių turgaus prekystalių pakelėje pastebėjau baisiai liesą vaiką, tupinti dulkėse, ir supratau, kad jis į plastikinį maišelį kruopščiai renka mažus anglies gabaliukus. Prieš viešnagę buvau skaitęs apie siaubingą Haičio istoriją, pilną tragedijų ir neteisybės. Prancūzų kolonistai čia kadaise įvedė ypač žiaurų vergovės režimą. Trečdalis vergų, atgabentų iš Vakarų Afrikos dirbti pelningose cukraus plantacijose, mirė per 4 metus nuo atvykimo. 1791 metais vergai sukilo, o 1804 metais pasaulį sukrėtė jų iškovota pergalė prieš Napoleono Prancūziją. 1825 metais prancūzai, remiami Jungtinių Amerikos valstijų, Didžiosios Britanijos ir Kanados, pareikalavo reparacijų už prarastą turtą, tai yra vergus, žemę ir įrangą. Kad sulauktų tarptautinio pripažinimo ir išvengtų politinės bei ekonominės izoliacijos, Haitis buvo priverstas sumokėti 150 milijonų aukso frankų. Šiandien ši suma prilygtų maždaug 12,7 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nors vėliau suma buvo sumažinta, Haitis šią skolą išmokėjo tik 1947 metais. Po to Haitis kentėjo nuo eilės liūdnai pagarsėjusių diktatorių, tokių kaip François Duvalier, vadinamas Papa Doc, ir jo sūnus, Žanas Klodas Duvalier, vadinamas Baby Doc. Sužinojau ir daugiau slegiančių faktų apie dabartinę Haičio padėtį ir tos siaubingos istorijos paliktą paveldą. Apie 80% gyventojų dabar pragyvena už mažiau nei 2 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius per dieną. 50% vaikų iki 5 metų buvo nusilpę, o iš 1000 gimusių kūdikių 80 nesulaukė savo pirmojo gimtadienio. Mažiau nei pusė vaikų kada nors lankė mokyklą. Mūsų pirmoji diena Hinče 2006 metų rugsėjo 5 diena buvo džiugi. Nuo pašnekėsio su Anka Medžiugorėje praėjo vos 4 mėnesiai, o mes jau buvome svarbaus įvykio liudininkai. Haityje pirmą kartą išdalytos Marijos valgių porcijos. Nedidelėje našlaičių prieglaudoje laimės namai besišypsantys vaikai, vilkintys ryškiai rožinės mokyklinės uniformas, atsistojo į ją eilę po aukštais žaliais medžiais pasiimti lėkštės su ryžiais ir daržovėmis. Ta pačią dieną susitikome su meilės misionierėmis, motinos Teresės seserimis, kurios mums priminė, kad tai motinos Teresės mirties metinės. Apsidžiaugiau, kad savo veiklą Haityje pradėjome būtent šią dieną, nes buvau labai atsidavęs motinai Teresei, o jos žodžiai ir požiūris į tarnystę vargšams padarė didžiulę įtaką mūsų darbui. Vienuolės mėlynai baltais abitais, sariais, mus pakvietė į savo namus ir supažindino su globojamais išsekusiais vaikais. Jie buvo ploni kaip šakaliukai, siaubingai susitraukę, įsikabinę į gyvasties šiaudą, tokie maži ir trapūs, kad iš pradžių bijojau juos paimti ant rankų. O kai galiausiai paėmiau, buvo sunku juos paleisti. Kai paskutinį paguldžiau į lovelę, beveik pavydėjau toms vienuolėms, kurios leidžia dienas rūpindamosi tais gražiais, brangiais žmogučiais. Šiek tiek laiko praleidome kitoje vietinėje organizacijoje – Caritas Hinče.
Su jais aptarėme didžiulį maitinimo poreikį jų vadovaujamose mokyklose centrinėje plynaukštėje ir sutarėme bendradarbiauti. Laikui bėgant, Caritas tapo didžiausiu mūsų partneriu Haityje. Daugelyje kaimo mokyklų, kai kurios iš jų labai atokios ir pasiekiamos tik pėsčiomis ar asilu, savanoriai kiekvieną mokslo metų dieną pradėjo vaikams virti ryžius ir pupeles. Iš Hinčio nuvykome į Port-au-Prince, susitikti su tėvu Tomu Heiganu ir su juo aplankyti Saulės miestą, Cité Soleil, liūdnai pagarsėjusi lūšnyną. Kai tik atvykome į Haitį, vis užsimindavome, jog ketiname ten apsilankyti, tačiau kaskart vietiniai tik nusijuokdavo, o supratę, kad kalbame rimtai, iškilminga pareikšdavo, jog tai tiesiog neįmanoma. Apie padėtį tenai kasdien rašė naujienų biuleteniai. Aplink Cité Soleil buvo dislokuotos Jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgos. 400 000 lūšnyno gyventojų gyvavo apgulties sąlygomis, nesiliaujant susirėmimams su 12 000 ginkluotų gaujų narių, kurie kontroliavo lūšnyną. Šios gaujos neseniai grobė žmonės keliuose, vedančiuose į jų teritoriją, ir dauguma Port-au-Prince gyventojų bijojo keliauti net į gretimus miesto rajonus, jau nekalbant apie patį Cité Soleil. Mūsų leidimas į Cité Soleil ir priežastis, dėl kurios norėjome ten nuvykti, buvo tėvas Tomas Heiganas, amerikiečių kunigas, kuris jau daug metų ten darbavosi. Per jo organizaciją Ranka rankon, Hands Together, sužinojęs, kad tėvas Tomas dirba Cité Soleil, kelis mėnesius reguliariai su juo bendravau. Mane ypač domino mokyklos, kurias jis ten buvo pastatęs, ir didžiulis vaikų poreikis gauti mokyklinius pietus. Atvykome į jo namus Port-au-Prince ir netrukus smulkus, gatvės išminties turintis filadelfietis mus prajuokino. Gerdamas šaltą kavą, jis ėmė pasakoti savo istoriją ir aplinkybės, kuriuose jam tenka darbuotis. Tačiau kaskart pradėjęs kalbėti apie kokią nors rimtą, nerimą keliančią ar net makabrišką situaciją, staiga nukreipdavo temą ir papasakodavo linksmą anekdotą. Įsivaizduodamas, kiek smurto ir mirties yra jo aplinkoje, svarsčiau, ar tai nėra būdas susidoroti su jo gyvenimo tikrove, ar bent jau padėti mums tą padaryti. Jis buvo nuolankus, žavus, bet neužtikrintas savimi ir dažnai abejodavo, ar būdamas Haityje iš viso padarė ką nors gero. Tėvas Tomas mums paaiškino, kad 1986 metais Lafayette koledžo studentų grupe atvykęs į Haitį pajuto esąs šaukiamas atsisakyti Princetono universiteto kapeliono pareigų ir galiausiai 1997 metais persikėlė į Port-au-Prince, kur įkūrė organizaciją Hands Together. Ji vykdė švietimo, žemės ūkio ir sveikatos projektus Gonaive, Artibonito departamente, tačiau didžiausią dėmesį skyrė Cité Soleil, kur pastatė 8 didelius mokyklų kompleksus, sudarydama galimybę gauti nemokamą išsilavinimą. Tėvas Tomas tiksliai apibūdino dabartinę itin įtemptą situaciją Cité Soleil. Gerai pažinodamas įvairių gaujų lyderius, jis bandė rasti būdą, kaip ten užtikrinti taiką. Ir vėl, nuo pastarojo meto žiaurybių peršoko prie linksmo nutikimo netoliese esančiame meilės misionierių vienuolyje, kuris kiekvieną rytą aukodavo mišias. Dažnai atėjęs aukoti mišių, koplyčios lentoje randu užrašytą maldos intenciją, kurią turiu paskelbti. Dažniausiai meldžiamės už kurią nors seserį gimtadienio ar kitokios sukakties progą. Ateinu vieną rytą, o ant lentos užrašyta – sesers Horšit gimtadienis. Susikaupiau ir pasistengiau ištarti kuo nepastebimiau, neakcentuodamas garso š. Anglakalbiam šis vardas skamba taip pat kaip vulgarus žodis, reiškiantis arklio šūdas, vertėjos pastaba. Melskimės už seserį Horšit jos gimtadienio progą. Bet jos visos iškart mane pataisė. Ne, tėve, tai sesuo Horšit. Mes raitėmės iš juoko, o jis, kaip niekur nieko, baigė pasakoti istoriją apie gaujos vadeivą, kuris neseniai nukirto galvą savo konkurentui. Jis atsakė į daugybę mūsų klausimų ir patikino, kad kitą dieną, vykdami aplankyti mokyklų Cité Soleil, su juo būsime saugus. Kitą rytą, po mišių su meilės misionierių kongregacijos seserimis, pajutau palengvėjimą, kai manęs niekas nesupažindino su seserimi Horšit, mes išvykome į Cité Soleil. Pagrindinis greitkelis, jungiantis tą vietovę su tarptautiniu Haičio oro uostu, buvo baugiai tuščias. Galiausiai pro mus kelio viduriu prariaumojo spalvingas autobusas, nepaliaujamai signalizuodamas, kad šis išsigandęs vairuotojas stabdomas nesustos. Kaip ir visi kiti Port-au-Prince gyventojai, jis matyt žinojo apie pastarosiomis savaitėmis šiame kelio ruože įvykdytus pagrobimus.
Kai iš greitkelio pasukome į mažesnį kelią, vedantį į Cité Soleil, pravažiavome pro netvarkingai stovinčius baltus jungtinių tautų tankus, iš kurių išlindę kareiviai savo ginklais nusitaikė tiesiai į mus. Prisiminiau nepatiklės reakcijas, kurios kildavo kiekvieną kartą užsiminus apie mūsų planus apsilankyti Cité Soleil ir žvilgtelėjau į Mariją, norėdamas įsikinti, ar jai viskas gerai. Ji atrodė daug ramesnė ir mažiau susirūpinusi nei aš. Tiesą sakant, pradėjau savęs klausti, ar buvo protinga patikėti mūsų gyvybės šiam ekscentriškam kunigui, su kuriuo susitikome tik vakar vakare. Tuo tarpu tėvas Tomas mums nuolat komentavo situaciją, aiškindamas, kad nuo 2004 metų perversmo, kai buvo nuverstas išrinktasis prezidentas Žanas Bertranas Aristidas, šalyje dislokuotos jungtinių tautų pajėgos buvo vertinamos prieštaringai. 6000 jungtinių tautų karių, čia dislokuotų taikos palaikymo dingstimi, daugelis haitiečių laikė didžiųjų valstybių agentais ir buvo įsitikinę, kad jie rėmė Aristido nuvertimą. Daugelis Cité Soleil gaujų liko ištikimos buvusiam prezidentui ir kaltino jungtinių tautų pajėgas žiaurumu prieš jas ir nuskurdusius Cité Soleil žmonės. 2006 m. Liepos mėnesį jungtinių tautų bandymas įsiveržti į Cité Soleil buvo nesėkmingas, tačiau per jį žuvo iki 80 civilių. Nuo tada taikdariai, įsitvirtinę Lušnyno pakraščiuose pagal visą perimetrą, iš ten rengė pavienius išpuolius. Vietiniai gyventojai juos kaltino Cité Soleil pavertus koncentracijos stovykla. Neseniai žurnale The Lancet paskelbtame straipsnyje teigiama, kad per 22 mėnesius nuo jungtinių tautų pajėgų dislokavimo Haityje buvo nužudyta 8000 žmonių, o 35 000 moterų patyrė seksualinę prievartą. Pasidarė aišku, kad įvažiavome į karo zoną. Apšaudyti pastatai ir kulkų suvarpytos sienos nieko nesiskyrė nuo vaizdų matytų Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Liberijoje. Tai meilės misionierių namai, tarė tėvas Tomas, rodydamas į kitą karo nuniokotą pastatą. Praėjusią savaitę jos turėjo išsikraustyti, kai jie apšaudė namus. Liūdna, nes tos vienuolės čia atliko didelį darbą. Viena iš motinos Teresės seserų buvo sužeista į ranką, bet ačiū Dievui sėkmingai sveiksta. Atrodė, kad be Raudonojo kryžiaus ir organizacijos Gydytojai be sienų, vienintelė humanitarinė organizacija, vis dar veikianti Cité Soleil, buvo ranka rankon. Dabar važiavome pro sudegusius pastatus. Ant grįvėsių sėdėjo jauni vyrai, spoksantis į mus iš padilbų. Perskaičiau iškabos fragmentus ant tuščio pastato, kuris buvo visiškai suvarpytas kulkų. Ir supratau, kad tai yra visa, kas liko iš policijos nuovados. Dabar aiškiau supratau, kad šią vietą iš tikrųjų valdo gaujos. Šioje mažoje autonominėje valstybėje jokios kitos valdžios nebuvo. Ar tėvas Tomas tikrai turėjo leidimą patekti į šią vietą? O gal jis visiškai išprotėjęs, klausiau savęs. Nusiraminau, kai pagaliau privažiavome vienos iš 7 mokyklų miestelį ir praėję pro vartus atsidūrėme aukštų sienų apsaugotoje teritorijoje. Viduje buvo maža ramybės oazė. Vienoje klasėje keli vyrai gamino medinės kėdutes ruošdamiesi naujiems mokslo metams, o virš galvų piktai zvimbė JT sraigtasparnis. Tėvas Tomas parodė aiškę kulkos paliktą skylę klasės lentoje ir paaiškino, kad ji prašvilpė virš mokinių galvų per pamoką. Išėjome į siauras gatveles ir mus iškart apsupo nuogi, sulysę vaikai. Nuotekų ir pūvančių atliekų smarvė buvo nepakeliama. Visur supūvusi šiukšlių krūvos ir dvokiančio juodo vandens balos, po kurias basomis braidžiojo vaikai. Mažyčiai, prasti nameliai iš surūdijusių skardos lakštų rikiavosi palei betoninius kanalus, pilnus nevalytų nuotekų. Vaikai pirštais rodė į savo burnas ir išsipūtusius pilvus, prašydami ko nors valgyti. Daug kartų vaikai tokiu būdu prašė manęs pinigų, bet ne maisto. Didžiulės juodos kiaulės knaisiojosi šiukšlių krūvose, kai ėjome link senų dokų, o vienur kitur vaikai, atsitūpę purve, atlikinėjo gamtinius reikalus. Nepakeliama smarvė, purvas ir pribloškianti orumo stoka. Negalėjau patikėti tuo, ką matau. Kūdikis šliaužėjo padvokiantį purvą, bandydamas įropoti į skardinę lūšną. Niekur niekada nebuvau matęs tokio tikro pragaro. Buvau išsigandęs. Mums einant, prie tėvo Tomo vis prieidavo jauni vyrai, norėdami pasikalbėti su juo. Vos tik sustodavome, aplink mus imdavo rinktis vyrų minia, o jų žvilgsniai buvo pikti. Laikas judėti toliau, sakydavo tėvas Tomas ir mes nueidavome. Kaip įmanoma šitaip čia gyventi ir išlikti žmogumi?
Aplink seną prieplauką sėdėjo vyrai ir taisė savo tinklus. Uoste ant bangų supavosi seni kateriai ir žvejų luotai, o smaragdinė jūra įrėmino jų didžiulės bures tarsi paveikslą. Netikėtas grožio blyksnis mane apstulbino. Už jų prie krantinės buvo prisišvartavę milžiniški, galingi krovininiai laivai. Atkreipiau dėmesį į berniuką, stovintį prie pat vandens, kuris švelniai teškino plastikinių šiukšlių krūvas. Jis skraidino savadarbį aitvarą, pagamintą iš plonų pagaliukų ir plastikinių maišelių. Jis spoksojo į jį, sustingęs, kol aitvaras sklandė žydrame danguje, nekreipdamas dėmesio į bjaurų purvą, pūvančias atliekas ir didžiulę kiaulę besirausiančią šalia. Tiesą sakant, jis atrodė ramus, žavėdamasis tą gražią skraidyklę, sklandančią virš jo galvos, kurią pats valdė. Po kelių minučių grįžome atgal kitomis gatvelėmis. Praėjome pro vyrą, kuris dainavo pritardamas savo savadarbę gitarą, o jo žmona žindė kūdikį. Ji plačiai mums nusišypsojo. Taip, žinoma, ne čia įmanoma gyventi ir išsaugoti savo žmogiškumą. Ir tada dar viena netikėta staigmena. Tėvas Tomas nuvedė mus į nedidelį, stipriai saugomą namuką, kuriame veikia radijo stotis. Jis paaiškino, kad sykį pas jį atėjo grupė jaunuolių ir pristatė tokią mintį, o jis padėjo jiems ją įgyvendinti. Stovėjome ir per stiklo sieną žiūrėjome, kaip jaunas, entuziastingas didžėjus užleido kitą garso takelį. Tėvas Haganas jam kažką pašnibždėjo į ausį ir tas vaikinas sustabdė dainą, pranešdamas klausytojams, jog nori pasveikinti kelis netikėtus svečius iš Anglijos. Po to pasišaipėme iš tėvo Tomo, kad jis neskiria škotų nuo anglų. Praėjus porai metų, kai tą incidentą buvau seniai pamiršęs, tėvas Tomas dar sykį mane ten nusivedė. Šį kartą didžėjus dramatiškai paskelbė apie svečius iš Škotijos ir nustebino klausytojus, paleidęs neoficialaus škotų himno O Škotijos gėlė įrašą su dūdmaišių akompanimentu. Išėję iš radijo tęsėme savo ekskursiją ir netrukus netikėtai sutikome kelis gaujų vadus, tarp jų ir svarbiausia visų gaujų lyderį, išsiskiriantį iš kitų suveltų kasyčių šukuosena, dredais ir akiniais nuo saulės. Jis rimtai kalbėjosi su tėvu Tomu kreolų kalba. Galiausiai tėvas Tomas jam kažką pasakė, priversdamas jį garsiai nusijuokti, o visi aplinkui stovintys jaunuoliai irgi ėmė juoktis. Einant toliau, tėvas Tomas mums paaiškino, jog bando įtikinti gaujų lyderius atiduoti ginklus ir derybomis siekti susitarimo su vyriausybė ir jungtinėmis tautomis. Jis buvo įsiutęs, nes praėjusią savaitę prezidentas René Garcia Preval surengė slaptą susitikimą, po kurio kai kurie naivesni gaujų nariai kalbėjosi su žiniasklaida, tvirtindami, jog prezidentas yra priverstas atsižvelgti į jų nuomonę. Laikraščių antraštės statė prezidentą į nepatogią padėtį ir tėvas Tomas šiems gaujų nariams sakė, kad dabar jie turėtų kažkokiu poelgiu atitaisyti padarytą žalą. Jis baiminosi, jog gali būti per vėlu ir nerimavo, kad jungtinės tautos galbūt ruošiasi invazijai, per kurią bus pražudyta daug gyvybių. Šių gaujų vadų ir tėvo Tomo santykiai buvo įdomus. Kelias dienas praleidę su juo, matėme, kad jie nuolat jam skambina, prašo patarimo. Buvo akivaizdu, kad jie gerbė tą žmogų, kuris beveik vienas maitino ir ugdė badmiriaujančius vietos vaikus. Savo ruožtų tėvas Tomas žinojo, kad jam gyvybiškai svarbu palaikyti santykius su jais, norint gauti leidimą čia dirbti, tačiau svarbu ir per daug nesileisti įtraukiamam į jų tinklą. Jis balansavo ant bedugnės krašto, bandė išsaugoti leidimą čia darbuotis, tačiau neteisino jų vadovavimo metodų. Jis tyliai mums paaiškino, kad prieš kelias savaitės, kai jis statė automobilį Cité Soleil, kažkoks vyras įkišo ginklą pro mašinos langą, reikalaudamas ištraukti raktelius iš užvedimo spynelės ir atiduoti jam. Tėvui Tomui pavyko pasprukti, nes vyras akimirkai nusisuko, neįsivaizduodamas, kad jis kišenėje turi kitą raktų komplektą, kurį įkišo į užvedimo spynelę ir greitai nulėkė. Tėvo Tomo siaubui vėliau jis sužinojo, kad tenykščiai žmonės išgirdę apie šį nutikimą taip supyko, kad kaltąjį nužudė. Gaujos, kuri kontroliavo prieplaukos teritoriją, lyderis pasisiūlė aprodyti savo valdas. Tai buvo svarbi Cité Soleil dalis, turint omenyje, kad Haitis yra narkotikų, kontrabanda gabenamų laivais iš Pietų Amerikos į Jungtines Amerikos valstijas, tranzito punktas, o gaujos tikriausiai pačios aktyviai įsitraukė į šį verslą. Nedidelio ūgio, apie 30 metų vyrukas vilkėjo apdriskusius marškinėlius. Neatrodė bauginamai ir aš svarsčiau, kaip jam pavyko iškilti į lyderius. Jis vaikščiojo su mumis aplink lūšnas, stovinčias tarp šiukšlių kalnų ir apgailestaudamas rodė į labiausiai išsekusius vaikus, kurie buvo mus apstoję. Paklausiau jo,
kas galėtų pagerinti padėtį. Jis parodė į tėvą Tomą ir tarė: maistas ir mokykla mūsų vaikams. Tėvas Tomas pastebėjo, kad filmuoju šį pagyrimą ir prieš kamerą apsimetė lėtai smūgiuojantis jam į smakrą. Dabar jau žinojau, kad tėvas Tomas anaiptol nebuvo pamišęs. Ekscentriškas, linksmas, drąsus, galbūt neapdairus, bet tikrai nepamišęs. Kai apsisukę grįžome atgal, tėvas Tomas parodė 2 vyrus ant plokščiastagio ir paragino užlipti ir pažiūrėti, ką jie daro. Džiaugiuosi, kad tą padariau, kitaip niekada nebūčiau patikėjęs. Tie vyrai tvarkingomis eilėmis rikiavo nedidelius molio pyragėlius, kad jie džiūtų kepinančioje saulėje. Į molį buvo įmaišyta šiek tiek margarino ir druskos. Kreolų kalba šie purvo pyragėliai vadinami tere arba bonbonte. Tradiciškai juos valgo nėščios haitietės, tikėdamos, kad juose yra mineralų, naudingų jų negimusiems vaikams. Tačiau dabar šios pyragėlius valgė ne tik besilaukiančios motinos. Bonbonte gamintojai buvo vienintelė auganti pramonės šaka Cité Soleil, nes žmonės ėmėsi desperatiškų priemonių siekdami prikimšti tuščius skrandžius. Cité Soleil gyventojai buvo priversti valgyti molį. Ta vakarą kartu su tėvu Tomu meldėmės rožinį ant jo namo stogo, nuo kurio matėsi maždaug už 3 km esantis Cité Soleil. Melsdamiesi matėme raketas ir girdėjome duslius sprogimus, kai Jungtinių tautų pajėgos vėl surengė antpuolį prieš gaujas. Tėvas Tomas, nors buvo labai pavargęs, paskambinęs telefonu susitarė, kad ten nuvažiuos ir netoliese stovės jo greitosios pagalbos automobilis. Anksčiau jis mums parodė visiškai įrengtą operacinę savo namuose, darbo vietą chirurgui, šautinių žaizdų specialistui. Tuo metu jau žinojau, kad dirbti Haityje bus nepaprastai sunku. Neturint tikrai saugios aplinkos ir vietoje auginto maisto, ne visada bus įmanoma pritaikyti idealų mūsų veiklos modelį. Tačiau nebejojau, kad būtent čia yra ta vieta, kur turėtume tiekti Marijos valgius, net jei dėl to tektų eiti į tam tikrus kompromisus. Nors visada teikiame pirmenybę šalyje užaugintiems maisto produktams, buvo visiškai aišku, kad vaikai čia nesiskūs, jei šiame etape bus maitinami importuotais ryžiais. Prieš išvykdami iš Haičio, su tėvu Tomu sutarėme, kad kiekvieną mokslo metų dieną jo mokiniams patieksime 4500 maisto porcijų. Jis buvo be galo laimingas. Tačiau prieš grįždamas namo turėjau atlikti dar vieną užduotį. Šį įsipareigojimą daviau dar neužsitikrinęs finansavimo iš fondo Kaimanų salose. Aš jiems papasakojau, ką norime nuveikti Haityje, įskaitant paramą 4500 vaikų Cité Soleil, ir nors jie reagavo padrasinančiai, jokių konkrečių pažadų nebuvo davę. Todėl iš Haičio nuvykau į Kaimanų salas, kad pristatyčiau projektą fondo valdybai ir paprašyčiau jų paramos. Jų darbo aplinka visiškai skyrėsi nuo tos, kurią ką tik palikau Haityje. Jų biurose kabėjo brangus meno kūriniai, o vyrai, su kuriais kalbėjausi, buvo elegantiškai apsirengę džentelmenai, kuriuos man buvo sunku perprasti. Jie atrodė be emocijų, kai pristatinėjau savo pranešimą. Papasakojau, ką prieš kelias dienas mačiau Haityje ir išdėsčiau mūsų planą. Apibūdinau, ką patyriau, stebėdamas, kaip Haityje pirmą kartą išdalyti Marijos valgių pietus ir, nežinau kodėl, paminėjau, kad buvau susitikęs su meilės misionierėmis ir tai, kad maitinimas buvo duotas motinos Teresės mirties metinių dieną. Labai nustebau, kad juos šis faktas giliai sujaudino. Baigęs pristatymą paprašiau didelės pinigų sumos, kurios mums reikėjo, kad kitais mokslo metais galėtume kasdien maitinti visus tuos mokinius. Uždavę kelis zonduojančius klausimus, jie galiausiai, mano didžiuliam palengvėjimui, pasakė taip. Nuoširdžiai jiems padėkojau ir pasiteiravau, kodėl jie taip sureagavo į istoriją apie motiną Teresę. Jie man paaiškino, kad visos lėšos, kuriomis disponavo jų fondas, buvo paaukotos vienos turtingos moters. Prieš 3 metus per sapną jai pasirodė motina Teresė ir prašė pamaitinti jos vaikus Haityje. Šis sapnas ją taip stipriai paveikė, kad ji nusprendė skirti lėšų fondui. Marijos valgiai Haityje buvo pirmasis jų finansuotas projektas įgyvendinant tą prašymą. Kartais jausdavau, jog Dievas tiesiog nori mums priminti, kas kuria strategiją. Nuo to laiko tikrai niekada neabejojau, kad mums lemta būti Haityje ir daryti visą, ką galime, kad nepaisydami sunkumų pamaitintume kuo daugiau vaikų. Ir sunkumų tikrai netrūko. Iki 2010 m. sausio 12 dienos, kai vyko žemės drebėjimas, 12 000 vaikų Haityje kasdien gaudavo Marijos valgių maitinimą per mokslo metus. Likus kelioms valandoms iki žemės drebėjimo, telefonu kalbėjausi su tėvu Tomu ir Dagu Kembelu.
Jie man paskambino iš Miami oro uosto, grįždami į Portą Prensą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Susitarėme, jog pasibaigus pamokoms pradėsime maitinti basakojus, Cité Soleil gatvės vaikus, ir suteiksime jiems išsilavinimo pradmenis. Tėvas Tomas, kuriam kilo ši idėja, džiugiai pasakė, kad jie pasirengę pradėti nuo rytojaus. Po kelių valandų išgirdau žinią apie žemės drebėjimą ir mano širdis apmirė. Negalėdami su jais susisiekti, paskambiname jų šeimoms Jungtinėse Amerikos valstijose ir sužinojome, kad jų namas sugriuvo, 2 ten gyvenę jauni vyrai žuvo, bet tėvas Tomas ir Dagas liko gyvi. Tačiau telefonai neveikė ir susisiekti buvo neįmanoma. Kitas 2 ar 3 dienas žiniasklaida vis pranešinant apie beprecedentį nelaimės mastą ir siaubą, kuris buvo apėmęs Porto Prensą ir jo apylinkės, Dago šeima nesitvėrė iš baimės dėl to, kas ten nutiko. Tuo metu mes jau buvome pradėję didelio masto pagalbos akciją. Visą naktį dirbome, per žiniasklaidą skleisdami žinią savo rėmėjams ir beveik iškart aukos ėmė plūsti lavina. Tuo tarpu aš, padedamas draugų Majamyje, bandžiau rasti būdą, kaip nuvykti į Haitį. Reguliarių skrydžių nebuvo, paklausa mažiems užsakomiesiems lėktuvams milžiniška, bet galiausiai mums pavyko užsisakyti. Išvykau į Majamį, o persėdant Niujorke gavau ir gerų, ir blogų žinių. Pirmiausia, mano didžiuliam palengvėjimui pasikalbėjau su Dagu Kembelu, kuris paaiškino, kad jam ir tėvui Tomui pavyko išvykti iš Haičio per Dominikos Respubliką. Bet išsilaižę žaizdas ir apkabinę artimuosius, jie buvo pasiryžę kuo greičiau grįžti ir norėjo, kad aš vykčiau su jais ir jiems pagelbėčiau. Tačiau taip pat paskambino mūsų draugas ir fondo valdybos narys Albertas Holderis iš Majamio, pranešdamas, jog užsakomasis reisas atšauktas, bet jis desperatiškai bando rasti kitą variantą. Nusprendžiau vis tiek vykti į Majamį ir kol pasiekiau Alberto namus, išgirdau apie neįtikėtiną laimėjimą. Per netiesioginės pažintis mums suorganizavo 2 vietas skrydyje, jei kitą dieną atvyksime į oro uostą, su sąlyga, kad niekada neatskleisime jokių detalių. Taigi, praėjus 4 dienoms po žemės drebėjimo, nusileidome Haityje savo slėpiningai suorganizuotų skrydžių. Didžioji terminalo pastato dalis buvo sugriuvusi ir mes nuo kilimo ir tūpimo tako išėjome tiesiai į gatves, kuriuose knibždėjo žmonių, tarp jų daugybė maistą prašančių vaikų. Ant šaligatvių ir judrių kelių skiriamųjų juostų, po apleistų degalinių stoginėmis ir prie savo namų griuvėsių, 100 000 žmonių bandė rasti, kur miegoti. Visur griuvėsiai ir sulankstytos lūženos. Didžiuliai įtrūkimai ėjo per pasvirusias pastatų sienas, kurios atrodė tuoj nugrius. Prezidento rūmai atrodė kaip apgailėtinas sutrupintas vestuvinis tortas, o sulaužytos katedros stogas gulėjo sumaitotas ten, kur anksčiau sėdėdavo tikintieji. Iš tamsaus nuniokoto miesto, įžengus į nedidelį tėvo Tomo Hagano kiemą, mane apėmė tvarkos ir ramybės pojūtis. Jo 2 aukštų namas buvo virtęs griuvėsių krūvele. Kiemas tapo laikinais namais kai kuriems Hands Together darbuotojams ir kaimynų šeimoms. Viename kampe buvo pastatyta laikina pastogė iš skardos ir brezento, tapusi naujuoju Hands Together biuru. Lauke, kieme, žmonės ruošėsi miegoti, nepaisydami nepaliaujamo lėktuvų ir sraigtasparnių skraidančių į Porto Prensą ir iš jo gausmo. Kelios šeimos miegojo sename mikroautobuse ir sunkvežimyje, kurie stovėjo viename kiemo kampe. Šalia pastogės tėvas Tomas iš daiktų, kuriuos pavyko išnešti iš sugriauto namo, supamosios kėdės, sudaužyto kryžiaus, Dievo motinos statulėlės ir 2 seminaristų, žuvusių po betono nuolaužomis nuotraukos, sukūrė mažą koplyčią. Jų kapai, pažymėti paprastais mediniais kryžiais, buvo už kelių metrų. Susirinkome į koplyčią pasimelsti, o tada susisupome į antklodės ant kietos, dulkėtos kiemo žemės ir bandėme užmigti. Naktį pertrukdavo pavieniai šūviai iš aplinkinių gatvių, taip pat žmonių klyksmai, dejonės ir pikti šauksmai. Puikiai suvokiau, kad likusi viena iš 4 šio anksčiau saugaus komplekso sienų nebegali mūsų apsaugoti. Atbidzenęs šuo mane apuostė ir susirangė miegoti prie mano kojų. Ir kokiai valandėliai užmigau ir aš. Kitą rytą nuvykome į netoliese esantį Cité Soleil su keliais Hands Together komandos nariais. Daugelis jų buvo netekę artimųjų. Nelsono, Hands Together generalinio direktoriaus žmona ir dukra žuvo po sugriuvusiu namu ir aš stebėjausi, kaip jis, atrodo, sugeba susitelkti į būtinus darbus. Mūsų niūri ir emocinga ekskursija po mokyklas atskleidė, kad visos buvo apgadintos, galbūt net nepataisomai. Kai kurie komandos nariai, drūti, tikri vyrai, užaugę tarp Cité Soleil gaujų, palūžo ir pirmą kartą pravirko mano akise, pamatę mokyklų, kurias padėjo statyti, būklę.
Vaikai, kurie paprastai kasdien valgydavo mūsų pietus, sėdėjo lauke tarp nuolaužų, o pavojingi įtrūkę pastatai buvo tušti. Atsargiai ėjome per Šventojo Pranciškaus Salezo mokyklą virtuvės link. Dvokas darėsi nepakeliamas ir aš ruošiausi pačiam baisiausiam rasti. Koks palengvėjimas atėjo radus tik didelį puodą pūvančių pupelių. Lauke sutikome Vaniesą ir Marį, dvi vietinės Marijos valgių virėjas. Jos papasakojo, kad tuo metu, kai žemė pradėjo drebėti, jos buvo įnikusios į darbą, gamino maistą kitai dienai, tačiau joms pavyko iššliaužti į saugią vietą. Jos parodė mums nubrozdintas savo rankas ir kojas. Daugeliu atžvilgių žmonių gyvenimas Cité Soleil buvo paveiktas ne taip smarkiai kaip kitose miesto dalyse. Daugumai gyventojų čia jau ir taip trūko kasdienio maisto ir vandens. Jau ir taip čia kiekvieną savaitę daug vaikų mirdavo iš bado. Nuo pat pradžių jie neturėjo nei vandentiekio, nei sanitarinių sąlygų. Ir griūvant namui, sukonstruotam iš plonų skardos lakštų, tikimybė, kad būsi užmuštas, yra daug menkesnė. Tačiau pagalbos poreikis vis tiek buvo labai didelis, o dėl Cité Soleil nesaugumo dauguma agentūrų negalėjo rasti veiksmingų paramos būdų. Grįžę į nedidelę aptvertą tėvo Tomo teritoriją, susitikome su mokytojais ir bendruomenės vadovais, kurie nuo to laiko, kai kilo žemės drebėjimas, gyveno gatvėje. Vienai komandai buvo pavesta nedelsiant įvertinti kiekvienos mokyklos bendruomenės poreikius. Kas mirė, kas neteko namų, kokia yra dabartinė žmonių padėtis. Kita komanda, iš nuolaužų, buvusių aplink mokyklas, turėjo pradėti rinkti plytas, kurias įmanoma dar sykį panaudoti. Kuo greičiau bus atstatytos mokyklų miestelio sienos, tuo greičiau bus sukurtas saugus pagrindas veiksmingai maisto paskirstymo programoje atnaujinti. Tuo tarpu ir cisterna, kurią Hands Together kasdien veždavo švarų vandenį į Cité Soleil, buvo pripilta ir pasirengusi vėl dalyti vandenį. Kol mes kalbėjomės, keli vyrai ėmėsi atstatinėti sugriuvusią komplekso sieną, o grupė moterų virė ryžių puodą mūsų vakarienį. Besikalbant Dagas suprato, jei nepavyks gauti degalų, beveik nieko negalėsime padaryti. Kartu nusiskubinome į didžiulį Jungtinių tautų palapinių miestelį, netoli nuo oro uosto, kur buvo įsikūrę daugelis NVO darbuotojų. Pradėjome prašyti degalų, nors vienos didelės statinės, o mus siuntinėjo iš vieno biuro į kitą. Niekas regis nenorėjo prisimti atsakomybės ir duoti tai, ko mums netidėliotinai reikėjo, nors ir pritarė, jog šie mūsų atstovaujamos organizacijos poreikiai visiškai teisėti ir prisipažino, kad patys turi didžiulės degalų atsargas. Vienas jaunas vyras iš Švedijos parodė į netoliese esančią didelę palapinę ir pasakė, kad turėtume dalyvauti koordinacinėme įvairių nevyriausybinių organizacijų susirinkime. Labai greitai pastebėjome, kad perpildytoje palapinėje nebuvo ne vieno juodaodžio, o klausydamėsi supratome, kad dauguma jų ką tik atvyko į Haitį. Negalėjau nepalyginti to su ką tik vykusiu susitikimu tėvo Tomo kieme. Po kurio laiko atsistojo vyras ir prisistatė esąs gerai žinomas tarptautinės nevyriausybinės organizacijos atstovas. Jis ilgai pasakojo apie jam ir jo kolegoms suteiktas prastas gyvenimo sąlygas. Jis tuo piktinosi ir kai kurie kiti ėmė kelti balsą jį palaikydami. Susižvalgėme su Dagu. Nuoširdžiai nerimavau, kad jis kam nors trenks. Kol visi karštai diskutavo apie apgyvendinimą, mes iš palapinės nuėjome tiesiai į sandėlį, kur matėme aukštai sukrautas degalų statines ir pasakėme nustebusiam sandėlininkui, kad mums vienos reikia čia ir dabar ir gal jis malonėtų ją nedelsiant įdėti į mūsų pikapą bagažinę, nes labai skubame. Jis nesiginčijo ir po kelių minučių mes per apgailėtinas gatves jau riedėjome atgal su brangiuoju kroviniu. Dirbdamas su tėvu Tomu ir Dagu, daug ko išmokau. Po žemės drebėjimo jie ėmė daug kalbėti apie veiklų nusižeminimą, kuriuo reikia vadovautis priimant sprendimus ir formuojant požiūrį. Pabrėžė, jog svarbu prisiminti, kokie maži esame tokioje situacijoje, bei pripažinti, ką galime padaryti ir ko ne. Tai mums suteikė aiškę kryptį ir leido labai gerai atlikti kai kuriuos darbus nepaprastai sunkiomis aplinkybėmis. Tačiau mokiausi ne tik iš jų žodžių. Apsilankęs po 6 mėnesių, kai organizacijos darbuotojams jau buvo atstatyti laikini būstai, atkreipiau dėmesį, kad tėvas Tomas vis dar miega vienvietėje palapinėje. Paklausiau, kodėl jis nepersikėlė į būstą, kuriame yra tinkamos lovos. Šiandien 100 000 haitiečių vis dar miega blylėtinose palapinėse. Tai skandalas. Ir kol jiems tenka taip gyventi, tol ir aš taip gyvensiu. Be to, man tai visai patinka, nusijuokė jis.
Iš viso per mūsų paskelbtos skubios pagalbos Haičiui akciją buvo paaukota 1,3 milijono svarų sterlingų. Per 2 mėnesius nuo žemės drebėjimo buvo pastatytos laikinos klasės ir visiems vaikams vėl kasdien tiekiamas maitinimas. Kitas etapas – apgadintų mokyklų remontas ir atstatymas. Per metus išleidome visus surinktus pinigus, o Hands Together atgijo ir vėl veikia visų pajėgumu. Galėjome atsiskaityti donorams ir juos informuoti apie kiekvieną išleistą svarą. Tuomet grįžome prie savo kasdienio darbo, stengdamiesi Haityje pamaitinti dar daugiau alkanų vaikų. Iš tiesų, dar tais pačiais metais Haičio vaikų, gaunančių Marijos valgių maitinimą, skaičius išaugo nuo 12 tūkstančių iki 15 tūkstančių. Vėl pamačiau, kiek įmanoma pasiekti, kai teisingai bendradarbiaujama su vietos bendruomenėmis. Ir nekartą sužavėjo Haičio žmonių dvasia ir jų atsparumas. Galų gale pavyko rasti būdą išvykti iš Haičio. Išskridau užsakytų nedideliu krovininiu lėktuvu, kuris iš Majamio į Hinčę atgabeno vertingą labai reikalingų vaistų siuntą. Išskridimo išvakarėse sutemus visi sėdėjome aplink lauko koplyčią. Tėvas Tomas pamatė mane žiūrinti į sumaitotą kryžių kabantį ant medžio. Gipsinė Jėzaus figūra buvo sudaužyta, iš sulaužytų galūnių kyšojo vielos. Jis paaiškino, kad tai jo šeimos kryžius, kabėjęs jo namuose Filadelfijoje, kai jis augo. Kai tapo kunigu, tas kryžius visada būdavo jo namuose ir dabar labai džiaugiasi, kad jis buvo išgelbėtas iš jo namo griuvėsių. Aš jo niekada netaisysiu. Paliksiu jį tik kokį, koks yra, sako jis. Jis mums primena, kad Jėzus taip pat yra sudaužytas, kartu su mumis.